Sveiki! Šį kartą jums parodysiu, kaip gaminti štai tokią apyrankę. Tik šį kartą čia yra vienokios spalvos, o šį kartą aš naudosiu mėlyną ir baltą. Iš baltos darysiu tokį kaspinuką, o iš mėlynos darysiu jos kraštelį apyrankės. Šitai apyrankiai gaminti galite naudoti štai tokį įrankį arba štai tokias stakles arba iš tokių staklių du stulpelius. Aš šį kartą naudosiu štai šias stakles. Ir taip, imame mėlyną gumytę ir ją ant vieno stulpelio užsukame 3 kartus. 1, 2 ir 2 ir 3. Tada dedame dar vieną mėlynos spalvos gumytę ir dar vieną ant viršaus ir dar vieną dedame baltą. Tai turime vieną apsuktą, 2 mėlynas ir vieną ant viršaus baltą. Dabar mėlyną gumytę, tą susuktą 3 kartus, perveriame į centrą. O ant viršaus dėsime po vieną gumytę. Tai bus viena mėlyna, viena balta, vėl viena mėlyna, viena balta ir taip toliau, kol gausime tam tikrą apyrankės ilgį. Dabar, kaip yra balta gumytė viršuje, viršutinė, tada dedame mėlyną gumytę ir darome taip. Prakišame pro viršutinę gumytę kabliuką. Tada baltą gumytę patempiame ir užkabiname 4 gumytę, pačią paskutinę, ir ją užtraukiame į vidurį. Ir taip pat iš kitos pusės, nes čia turime 4 gumytės. Viršutinę praleidžiame, antrą gumytę patempiame ir užkabiname 4 ir ištraukiame į vidurį. Dabar pas mus lieka šitoje pusėje, matote, teisingai liko, balta gumytė liko per vidurį. Šitoje pusėje jinai turėjo likti irgi per vidurį. Tai mes ją truputį pakoreguosime. Štai taip. Dėjome mes mėlyną gumytę. Dabar, kaip mėlyna viršuje, tada dedame baltą. Spalvas pasirinksite, kokias norite. Tada taip pat viršutinę paliekame laisvą, antrą gumytę užkabiname tai patempiame ir užkabiname baltą vidurinę gumytę ir ją
pertempiam. Lieka 2 mėlynos, 1 balta. Ir taip pat su kita pusė. Ištempiame baltą ant viršaus. Taip, turime viršui baltą. Tada vėl dedame mėlyną. Ir taip, turime mėlyną viršuje. Tada mėlyną praleidžiame viršutinę, baltą patempiame ir užkabiname paskutinę 4 gumytę. Ir vėl lieka mums mėlyna, balta, mėlyna. Ir iš kitos pusės taip pat. Viršutinę praleidžiame, antrą patempiame ir užkabiname 4 gumytę. Taip pat lieka 3. Mėlyna, balta, mėlyna. Taip, viršui turime mėlyną, tada dedame baltą. Ir viršutinėme paliekame, antrą patempiame, kabiname baltą ir tempiame į viršų, į centrą. Ir kitoj pusėje taip pat. Štai taip prasideda truputį formuotis mūsų apyrankė. Taip, viršui baltą, imame mėlyną. Ir tęsiame toliau. Ir gaminame, kol gausime apyrankės ilgį. Na štai, kai pagaminame tam tikrą reikiamą ilgį apyrankės, štai matote gavosi toks mini kaspiniukas. Užbaigsime taip. Ta paskutinėje, kai lieka 3 gumytės, tai paskutinėje užtraukiame iš vienos pusės ir paskutinę iš kitos. O šitas 2 perkelsime ant šios stulpelio. Ir tada užkabinsime segiklį, sagtuką. Ant šitų visų 4.
Ir kitoje pusėje užkabinsime. Štai, ir dar turime vieną gražią mėlynai baltą apyrankę. Štai taip. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko šis video, spauskite patinka. Sėkmės darant. Ir išsirinkite gražiausias spalvas visą.